Labuka Vitalija. Labuka, sorry. Ryta, kaip pasiilgau, kaip gyveni? Taip, visai. Visai. Nu, labas, Visaip. Aukselė. Kas čia? Sveiki. Kaip Aukselis, tu Lietuvoje, ne? Jo, šventojamės prie jūros. Kaip fainai, kaip orai. Nieko gero kol kas. Kol kas nieko gero, šalta. Jo, mes tik šiandien atvažiavom. Aha, lyja, ne? Ir nulijo gan gerai. Mhm. Dar šiandien tik tai pasivaikščiom, nes nei saulės, nei prie jūros normaliai nieko šalta dar. Bus kaip bus, nieko tokio. Nu nieko, vis tiek turi būti. Pas mus gražus orai Anglijoje, va, Auksė, grįžk atgal. Pas mus karšta, iš tikrųjų, ir labai fainai. Grįžk atgal, bet neparvešk lietaus. Jo, teisingai. Nu ką, sveikos Dar negrįžt. merginos. Karolina, Labas sveika, gera vakaras. vėl matyti. Gabrielė, kaip visada gera tave matyti. Jolanta, supratau, be kameros greičiausiai dirba. Jovita, irgi malonu jūs matyti. Welcome back. Gerai, pažiūrėsim, kiek mūsų susijungs, nes žadėjo dar iš tikrųjų ir Deimantę pasijungti, ir Jurgitą pasijungti. Ir kas čia dar rašė iš merginų, kad prisijungs, tai dar kokia, va, matau, Raimonda dar jungias. Kaip merginos nuotikos, kas norit pasisakyti, kaip rugpjūčio mėnesio naujienos? Ar nustebino, ar nudžiugino, ar davė motyvacijos kokios tai? Aš tai jau Kiek būtų prisidalinau, nesidalinsiu. Kad tiek būtų per vieną mėnesį priduota, tai kažkaip neteko dar labai ir matyti. Man tai asmeniškai tikrai ne. Aš tikrai jau Viskas, kiek vienas ant kito, tik tai susikaupė. Man realiai pačiai reikėjo paros, kad viską sukramtyti ir susidėlioti. Nes aš iš tikrųjų dar buvau ant to klaustuko dėl menedžerių, kad menedžerės sugrįžusios į rangą iki 15 dienos gauna bonusą. Aš buvau tiesiog, aš net dar kartą rašiau ir Ugniai, ir šitą, ir Gabi rašiau. Ta prasme, ar tikrai, taip yra sunku patikėti, nes realiai šita kompanija tiek duoda, kad aš tiesiog nežinau. Neimti, tai čia iš viso yra kažkoks kosmosas. Tai va, merginos, mes šiandien susijungsim, nežinau, va, mūsų jungiasi visai neblogai. Ar pasimetusios esat, kad tiek daug? Nu, va, matai, Vitalija pasisakė, kad tikrai taip. Ne tiek, kad pasimetus, kiek reikėjo viską, kaip ir Rita sako, tiesiog suvirškinti, susidėlioti į tas lentynas, žinai, susikrauti, kas po ko eina, nes visko daug ir dar ir išaiškinti savoms, kas kaip ir ten kur, tai labai iš pradžių pirmom dienom, tai va, kaip Rita sako, reikėjo susidėlioti, susižiūrėti, kas kaip tenai. Nes daug kas rašo žinutes, kad nežino, ką daryti ir tiek visko daug ir yra pasimetusios ir nežino, nuo ko pradėti, tai dėl to ir klausiu, ar yra tokių, kurios yra pasimetusios visai ir nežino, ką daryti ir iš viso. Ar daryti, ar nedaryti. Tai tada klausimas, ar daryti. Faktas yra tas, merginos, aš galiu tik vieną dalyką pasakyti. Ir čia, ką pasakysiu, tas nenaujiena. 80% moterų, merginų, vyrų, nesvarbu, tinklinėme marketinge nepasiekia rezultatų. Ir numeta viską. Viską meta. Ta prasme, pradeda kažką daryti, pradeda kažką mokytis ir viską meta. Kodėl? Todėl, kad mes neturim tikslų. Todėl, kad tie žmonės neturi tikslų. Gali atrodyti, va, įsikėliau tikslą. Vieną market partnerį, ten vieną vipą kokį, ar ne per mėnesį, ar ten per savaitę. Bet kam? Kas? Kodėl? Kodėl va, tavo toks tikslas yra kodėl? Suprantat, aš visada sakau, mums reikia grįžti į savo kodėl. Į savo kodėl apskritai. Pavyzdžiui, gerai. Vitalija, tavęs paklausiu. Oi. Ne, nu, va, aš šiandien noriu, žinokit, šiandien bus tokia mūsų diskusijų tema, noriu, kad jūs įsisakytumėte irgi. Vitalija, nu, pavyzdžiui, gerai, kodėl tu prisijungi, kokia pirma mintis kyla? Neišvedžiuk tiesiog, kodėl pirma mintis, į market ta prasme, prie Monato, į Aha. market partneris norėjau sutaupyti ir įsigyti daugiau produktų.
Daugiau produktų įsigyti. Ok. Tau tas Ta sekas? prasme, man pigiau gavosi. Ok. Tai va, grinai įsigyti tik dėl produktų, dėl nuolaidų. Nu, tą ir Nu, taip. gauni, ne? Ir dar daugiau, aš ne tik tą gaunu. Va, bet faktas tas, kad čia toksai pirminis buvo, ar ne? Karolina, kodėl Jo. tu prisijungiai į Monatą? Pirminis, koks tilas? Na, Laba. pirminis, atrodo, savirealizacija. Ok, o kaip tu nori save realizuoti? Kodėl, pavyzdžiui, Monatė norėjai save realizuoti? Kas tau tai reiškia? Na, gal aš tos saviugdos norėjau, nes labiausiai užkabino tie mokymai neringos, tai ta pati pradžia ir buvo, tai nežinau, kažką sujudino vidui, kad gal čia mano. Tai... Ar tu tai gauni? Taip, Arielė, negalima. Viskas. Puiku. Gerai, toliau. Jovita, kodėl jūs prisijungėt? Gerą matyti jūs. Jo, Jovita. Mikrofoną. Įsijunkit mikrofoną. Negirdim Jovita, įsijunkit mikrofoną. Labas, mergaitės. Labas, Jovita. Aliuo. Mes Girdim, girdim. Girdit dabar? Girdim. Aš Kodėl nelabai jūs- klausiu, biškai buvau pabėgus, ar kodėl aplamai Monatą pasijungiau? Jo, kodėl, pavyzdžiui, prisijungėt kaip market partnerė? Kokios buvo pirminės mintis? Ta prasme, vat, nu, kodėl? Dėl produkto. 2 metus nieko nedariau, tik buvau vartotoja. Tai todėl, kad švarios sudėtis. Va, gerai. Nes jau tuo Vadinas, metu ieškojau gaunat. švaresnių produktų. Nu, bet tą gaunate, ne? Taip. Gerai. Birutė, kodėl prisijungėt? Birutė, įsijunkit mikrofoną. Bet aišku, aš po 2 metų, kai pradėjau dalintis, jau buvo visai kas kita, bet prisijungiau dėl produktų. Jo, čia mes dabar vai kalbam, tas pirminis, kodėl? Birutė. Labą vakarą. Labą Labą vakarą. Aš tai prisijungiau dėl produkto. O iš pradžių į vipukus, paskui pamačiau, kokias kainas peršokau į market partnerius. Okay. Na, va, tai Gerai. dėl to. Gerai. Gaunat irgi, ar ne? Gaunu, Gerai. tik man reikia dar uždegimo, aš nesuspėjau visur. Ok, gerai. Tam mes. Aušra, pasidalinkit. Tuoj visas išjudins, ką matau. Pirminė, Labą dieną. kodėl prisijungėte į Monatą, sveiki? Pirminė, tai aš pamačiau ryto Monatą, pirmą kartą išgirdau tokią kompaniją, sudomino, kas čia daug plaukų priemonės, aš vis nužiūrinėjau, kad kažką geresnio, nes naudojau neblogus, bet vis norėjos kažko tai. Tai va, pirmiausia priemonės, bet tuo pačiu ir jau labai greitai atėjo, kad vis dėlto pabandyti ir dirbti, nes aš 2 metus buvau nuskynę ir esu dabar. Ir man trūko ten labai bendruomenės, ten nebuvo nieko iš viso. Tai va tas mane labai sumotyvavo. Ir jo, ir paskui tikrai noriu uždirbti faktais. Okay. Ir dalintis, ir norėčiau ir komandą turėti, bet va streigu. Gerai, viskas gerai. Norėčiau. Čia iš tikrųjų, žinokit, va, tas klausimas, žiūrėkit, Gabrielė, nori pasakyti, kodėl tu prisijungiai? Aha, Nu, labai. Aš tai žinokit, iš tikrųjų prisijungiau. Yra labai daug visokių versijų, bet tikra versija yra uždarbis, pinigai, karjera ir, aišku, stovėti ant scenos ir būti MDC. Gabrielė, čia jau labai didelis mostas, labai gražus mostas. Tai dabar žiūrėkit, kodėl aš visą ačiū tau. Kodėl aš, pavyzdžiui, apie tai kalbu, žiūrėkit. Dabar aš prisijungiau, nes nenorėjau grįžti į valdišką darbą. Nu, tai faktas tas, kad norėjau susikurti pajamas, kad nereiktų dirbti kitur, kad galėčiau auginti vaiką. Dabar žiūrėkit, visos, kas jūs pasakėt, kodėl jūs todėl ir esat. Suprantat? Jūs vat ir esat, jūs mėgaujatės produktų, mėgaujatės nuolaidą ir ta prasme nėra aukščiau, nes tas jūsų pirminis ir buvo tik dėl produkto. Dabar
keičiasi, ar ne, jau metai prabėgo, vat ir Jovita sakė pamatė, ir Vitalija pamatė, kad, yra ir ta verslo galimybė, ar ne, bet suprantat, vis tiek yra toks dalykas, kad tu ateini, tavo yra kažkoks pirminis kodėl. Vat būtent pirminis kodėl. Kodėl pavyzdžiui, Gabrielė, kodėl, pavyzdžiui, pasiekė. Todėl, kad mūsų pirminis jau kodėl buvo būtent tai. Ar ne? Kas neturi to, nes, pavyzdžiui, aš irgi mačiau produktą, aš irgi produktą pirkau dėl savęs, dėl tų nudegintų plaukų, bet ta prasme, aš kaip ir sakiau ir pasakau savo istoriją, kad aš peržiūrėjau Neringos live ir aš išgirdau tos 5 atlyginimus. Aš išgirdau tos 5 penktadienius. Ir man to žiauriai reikėjo. Ir vat aš įsikabinau ir pas mane mano kodėl nesikeičia. Jisai tik tai dasipildo. Kaip sakoma, dabar ir kelionės, ar ne, dabar mano kodėl yra pasidaryti į Miami kvalifikaciją, pasiekti to perfekten, bet aš turiu omeny, mes turime labai aiškiai suprasti, kodėl mes esam šitoj kompanijai. Jeigu merginos sako, aš esu dėl bendruomenės, tai supraskim vieną dalyką. Tu ištransliuoji savo, kodėl tu esi dėl bendruomenės, nes tu skiri prioritetą. Tu ir esi čia dėl bendruomenės. Vadinasi, tu aukščiau ir nepakilsi. Kas ateina čia ir sako, aš noriu užsidirbti pinigų, bet aš nežinau, kiek aš noriu užsidirbti pinigų. Merginos, supraskim tokį dalyką. Taip yra gyvenime. Tu ir nepasieksi, nes tu nežinai, kiek tu nori. Mums reikia konkretinti tikslus. Savo tikslus konkretinti. Mes čia esame visos mes esame, bet kokiu atveju vis tiek norime ekstra pajamų. Jeigu nebūtų ekstra pajamų, aišku, fainiai, bendruomenė irgi labai smagu, bet bendruomenė mes galim atrasti, mes galim tiesiog savo čatukus, susidraugauja, sakykime, ta pati, kaip žinau, Jovita su Raimonda nesusibendrauja, ten, sakykime, pavyzdžiui, aš ten, sakykime, Jurgita ar Gabrielė, ar ne, mes turim tą bendruomenę, kam pasiskambint, su kuo pakalbėti, dar be to, ką mes turim čia, be tų čatų, be tų zoomų, teisingai. Bet visos mes atėjom vis tiek čia kažką tai pasiekti. Kad ir realizuoti save. Karolina, tu puikiai, viskas, jau realizavai save, viskas, kam tau bereikia čia daugiau kažką daryti, ne? Šiaip, ta prasme, suprantat, ką aš turiu omeny? Teisingai, Karolina? Ar yra dar, pavyzdžiui, papildomas tikslas, ar yra dar didesnis noras tavo, kodėl tu čia esi? Aš taip sėdėdama jau rašydama gal savirealizaciją, bet savirealizacija reiškia, kad darbas, kurį tu myli, kur tu gali atsiskleisti, tai čia yra darbas, nes, pavyzdžiui, mano atveju, man dabar vaikai pradės eiti į mokyklą, aš tokia dar vis būdavau, nes man jis tik 3 valandėlės, į darželį aš tokia, o dabar tai arba aš turiu grįžti darbą, arba aš turiu all in it, tai man ir toks sprendžiasi, tai va, tai vis tiek yra uždarbis, yra darbas, tai va. Tai faktas yra tas, kad mums reikia įsigryninti savo tikslus. Ir jeigu jau esame čia ir realiai yra, sakykime, kad tu nori kažko pasiekti daugiau nei produktą, sakau, produktą mes visos turim, nuolaidas mes visos turim, naudojamės pasiūlymais ir taip toliau. Bendruomenė irgi visos turim. Ko dar nori? Koks yra tikslas? Kiekvienos koks yra tikslas? Nes kai tu neturi tikslo, kai tu tik tai sakai, sugalvoji savo, mėnuo prasidėjo, gerai, vieną market partnerį arba vieną MP, kam tau to reikia? Suprantat? Mūsų tikslai turi būti dideli. Ir lygiai taip pat netgi užsibriežti, pavyzdžiui, užsidirbti, neleiskit protui vadovauti, kad, pavyzdžiui, aš noriu užsidirbti per mėnesį 1000, bet tavo protas įsikiša, ne, čia yra sunku, čia neįmanoma, ne, čia kažkaip neįmanoma pasiekti. Neleiskit įsikišti protui. Kelkit didelius tikslus. Jūs atėjo čia, ką užsidirbti. Gabrielė. Apie didelius tikslus, ne? Atrodo, ne, didelis tikslas ir labai sunku būtent smegenim, ką padaryti, daeiti iki to tikslo, kai tu dar nesi buvusi tenai. Tai ką reikia padaryti, merginos? Aš jums parodysiu labai paprastai. Aš šneku apie karjeros rangus, nes kaip ir minėjau pačioj pradžioj, mano yra karjera, tai numeris 1, ne? O su karjera ateina ir pinigai. Ko mes čia atėjom? Mes iš tikrųjų atėjom čia tapti mentorėmis, tiek Karolina, tu atėjai, ne, savirealizacija.
mentorimis ir eiti toliau. Tai tie tikslai ir didėja, kaip Rita ir sako. Bet vat, kaip pasakyti savo smegenim, kad tie tikslai jau viskas, jau aš jau to, jau viskas, aš jau turiu produktą, aš jau turiu tą ir aną, ir trečią, ketvirtą, aš jau tuos dalykus turiu, ko man dabar reikia. Ir mes, kai išsikeliam didelį tikslą, mes labai stipriai išsigastam, ne tik mes, bet ir mūsų smegenys. Jau taip yra sudaryta, mes nepakeisim. Tai daleiskim mane, mes norime būti MM. Mentorės rangas, nuo šito rango prasideda pajamos nuo 2000 ir daugiau, ne? Bet čia dar nežiūrint pardavimai, taip toliau ir panašiai, aš šneku realiai nuo komandinio, ne? Žiūrėkit, ką mes darom. Ką mums reikia pasiekti tą MM? Mums reikia 2 MMB. Ir mes piešiame medį nuo didžiausio tikslo ir paskiau jį pradedame skaidyti į daug mažų tikslų, ką mums reikia padaryti. Ir mes ką tada darom? Mes pradedam eiti nuo apačios, nuo tų mažiausių šakelių, nuo mažiausių darbų, kuriuos mums reikia padaryti. Ir paskiau mes dar daugiau susismulkinam. Kaip man gauti tų klientų, ką man reikia daryti, Ką aš darau? Aš kuriu reelsus, tai čia jau yra kūryba, čia irgi savęs realizacija. Mes turime pradėti realizuoti save netgi tose vietose, kur mes anksčiau net savęs nerealizavome. Kaip ir minėjau, šypsotis, išmokti. Žinokit, 4 valandas sėdėjau, po kol išmokau šypsotis. Tai čia irgi buvo mano tokis kaip tikslas, Kaip išmokti gražiai šypsotis, Kaip padaryti tas akis, kad būtų taip gražiai, kaip šnekėti gražiai ir viską. Aišku, yra pas manęs dar ir tų daug žodžių, kurių aš naudoju, kurių lietuvių kalboje nėra, bet viskas yra gerai, bet kiek aš nužengiau, kiek aš daug padariau ir kiek aš daug išmokau, būdama čia, ne tik, kad ten reelsus kurti, bet kad ir tą lietuvių kalbą ir rašyti, ir skaityti, ir šnekėti normaliai, kur anksčiau net 2 žodžių negalėjau suvesti. Tai viską, ką reikia padaryti, reikia nusipiešti savo planą, būtent tą medį. Kiekviena turite turėti savo medį, savo tikslų medį, savo darbų medį, ir jūs tada matysit, ką kiekvieną dieną jums reikia padaryti, kad jūs priartėtumėt būtent prie savo to tikslo. Tai va, tiek biški iš manęs. Esmė tokia, kaip aš sakau, mes visos vis tiek susitinkam ir tikrai nebereikalo. Ir aš tą četuką irgi sukūriau tam, kad sakau, dirbkim su dirbančiam. Dirbti su dirbančiam, bet negali tu dirbti, kai žmogus nežino savo tikslo. Kai žmogus nežino, kur jisai eina. Tam ir yra mūsų, pavyzdžiui, čatai, ar ne, kad sakykit, suprantat, aš negaliu žinoti visų jūsų, ko jums trūksta, koks jūsų tikslas, kur jūs einat. Aš galiu su kažkuria susisiekti, sukontaktuoti, kažkas su manim sukontaktuoja, ar ne, bet jūsų yra daug. Aš noriu, kad jūs suprastumėt vieną dalyką, kiekvieną mes turim savo tikslą. Va dabar, pavyzdžiui, Jovita irgi jūs rašot, žiūrėkit, dirbanti komanda, bet suprantat, ta dirbanti komanda, ar jums reikia 2 žmonių dirbančių? 2, pavyzdžiui, jums užtektų 2 jūsų moterų, 2 stiprių kojų, Suprantat, reikia keltis tikslą, kaip ir Gabrielė sakė, skaidytis, jums reikia komandos. Jūs apsirašykit, kokios komandos jūs norit. Ar jūs norit 2 moterų, ar jūs norit, kad būtų 4 moteris? Išsirašyti savo išsigryninti tikslą. Kaip pavyzdžiui, lygiai taip pat Aušra sako, aš noriu užsidirbti. Kiek tu nori užsidirbti, Aušra? Supranti, tu turi parašyti sumą. Supranti, čia visom. Gerai, Aušra, gerai, okei, panagrinėkim, pažiūrėkim, bet čia visom, suprantat, visom tai liečia. Kiekvieną dabar pagalvokit apie tai, ko aš noriu šitoj kompanijai pasiekti. Kodėl aš noriu šito pasiekti? Ką man duos, kai šitą pasieksiu? Labai gerai nubraižė ir parodė Gabrielė. Aiškus ir konkretus mentoriai. Jūsų gali būti bet kas. MMB,
mentorė ta pati, direktorė. O kodėl jūs negalit būti? Aš, pavyzdžiui, pati klausiu, kodėl aš negaliu būti? Aš galiu. Aš galiu tuo būti. Ir jūs kiekvieną galit, mes nesam nei viena kažkuo tai kitokia. Tik tai mums reikia aiškių, konkrečių tikslų. Labai aiškių, labai konkrečių tikslų. Jeigu nežinot, kaip tikslus įsikelti, klauskit visada, rašykit, kalbėkim, dalinkimės idėjom, netylėkit. Čiatas ir yra tam sukurtas. Rita rašykit, Gabrielė, ten Jurgita, Karolina, nesvarbu. Rašykit, nežinau, nesuprantu, kaip man tą tikslą įsikelti. Padėkit man, suprantat? Mes ir esam tam, kad padėti viena kitai, kad išsigryninti ir suprasti, kuo mes visos čia esam. Nu, Tauša, dabar... Va, Kristina, matau, atsiprašau, Kristina, va, matau, rašo, kad reikia daugiau išmokti apie produktus, taip toliau ir panašiai. Tu neišmoksi. Tu neišmoksi, po kol tu nepradėsi daryti. Kai tu pradėsi kelti postus, kai tu pradėsi daryti reels apie tus produktus, kai tu pradėsi šnekėti, tu tada išmoksi. Ir tai yra pratikrinta, merginos. Aš nesėdėjau dieną naktį ir nezubrinau aš tų produktų. Taip neveikia, taip niekas nedaro, nes tai yra atmintinai išmokta. Jūs turit išmokti perteikti visą tai savais žodžiais. Jums nereikia mokinti sėdėti sudėčių, ką tie produktai daro, ką jie duoda, kokią problemą sprendžia. Viskas. 3 pagrindiniai produktai, vieną visi jau atmintinai žinom, tai redžiuvenykės, aliejukas, viskas. Jau vienas produktas yra, kuris yra absoliučiai visuose produktuose. Jums nereikia mokintis apie produktus, jūs mokinatės apie produktus. Taip. Pakeliui, kai jūs darot veiksmus. Tai yra be galo svarbu, kad jūs nesėdėtumėt ir nemokintumėtės. Išmokot kažką tai, iškart nuėjot pritaikėt, iškart padarėt postą, iškart padarėt story. Nepalikit taip. Nes jeigu jūs išmokot ir palikot, jūs niekada neišmoksit. Jums reikės kartuoti 10 milijoną kartų, bet jeigu jūs padarysit, pritaikysit iš karto, jūs iš karto išmoksit viską, pamatysit. Nu, Auksė, dar kažką norėjai pasakyti, aš grįšiu dar prie Aušros. Auksė. Sveikas, aš galiu pasakyti, ko man pasirodo trūksta ir kas man galbūt ateis, gal tikiuosi, nes supratimo apie tai žinojau, kad tai reikia, bet kažkodėl tai nedariau. Tai yra tikslinės auditorijos. Bet ta tikslinė auditorija turi būti, aš nežinau kaip išreikšti, nes aš dar su Regina nepabaigiau, ką aš ir minėjau seniau, tai buvome su Regina susiskambinę sekmadienį, tai kaip ji man minėjo, kai dabar daro ji mano savo analizę, būtent manęs, kad aš galėčiau eiti į priekį, tai, aš atsakiau į klausimus tuos, kad ji pabaigtų man sudėti analizę, bet kai ji man pradėjo uždavinėti tos keletą klausimų, tai žinokit, aš net pasimečiau. Tai va, aš ką noriu pasakyti apie tos klausimus. Pirmiausia, tikslinė auditorija, tai yra, tu turi pasirinkti, ar tu nori eiti link market partnerių, ar tu nori eiti link VIP klientų. Tu turi tai nuspręsti. Toliau, ką tu nori transliuoti? Tu nori transliuoti ten, pavyzdžiui, kaip aš galvoju apie produktus, bet vėl galvoju iš kitos pusės, ar visiems bus įdomi ta produktų sudėtis. Tai va, aš ką apie noriu pasakyti, tai merginai neatsimenu, kuri rašė, kad tų produktų tai sudėtis, tai žinokit, kad ne visiems ta produktų sudėtis reiškia. Tu turi pasirinkti, ar tai tu būsi mamytė, ką tu transliuosi mamytėm, ar tu būtent transliuosi, pavyzdžiui, kaip, sakykime, tavo sveikas gyvenimo būdas, sveiki produktai. Galbūt tu transliuosi, kad, pavyzdžiui, tas sveikas gyvenimo būdas, kad tu sveikai kartu maitiniesi ir tuos sveikus produktus tepi ant savęs. Tai va, šitie klausimai, kai mane pradėjo gilinti į vidų, tai žinau, kad sėdžiu ir galvoju, Dieve, manatė su 2 metus ir po 2 metų man tik pradeda va čia kapsėti, ko man iš tikrųjų reikia. Mes žinom, kad reikia tikslinės auditorijos, bet iki kokio lygio tos tikslinės auditorijos, tai aš va šito iki šiol dar nelabai man dėjo. Tai labai laukiu Reginos savianalizės, nes sakė, bus apie 20 lapų, nes klausimų turėjau, žinokit, va tiek nemoku, bet klausimai, žinokit, buvo savianalizės.
savianalizė iš mano veiklos, iš mano darbo, iš mano gyvenimo, iš mano norų, iš mano siekių, iš dvasingumo. Nu, žinokit, aš nemoku pasakyti. Tai va, norint, kaip ir sakė Gabrielė, kad ten pasiekti ten tuos rangus, mes tikslus susirašysim. Taip mes žinom, kur nueiti, pažymėti, kad, pavyzdžiui, ten aš noriu būti ten MMB ar ten kažkokią, mes žinom tos žingsnelius, bet mums reikia tiem žingsneliam pasiekti, reikia tos tikslinės auditorijos, kad mes galėtumėm susirinkti arba market partnerius, arba vypus, kad mes galėtumėm lipti laipteliais. Tai va, pasirodo, ta tikslinė auditorija yra antiek smulkmeniška ir svarbi, tai va šito, kai aš sulauksiu savo panagrinėsiu, galėsiu pasidalinti. Tai aš ką noriu pasakyti, tikslinė auditorija tikrai merginos yra svarbi, nekalkit produktų, nedėkit tų pačių iš Monato, nes jie nieko visiškai nereiškia, nes jūs nerodot savęs, jūs nekalbat ir taip toliau. Tai tiek trumpai iš manęs. Šaunuolė Auksė, bet žinai, aš tau pasakysiu, žiūrėk, tu ir atsakėjai į klausimą. Tu ką tik pasakėjai Versminai jos auditoriją. Tu ką tik pasakėjai, tu lygiai taip pat, žiūrėk, mes fokusuojamės arba į mamytės, ar ne? Nu, pavyzdžiui, jeigu mamytės vaikai. Nu, supranti? Aš per daug fokusuojusiu į viską, aš neturiu būtent to tikslaus, va tas ir, kad man reikia paimti kažką tai, kad tai būtų tikslu, o ne taip, kad pavyzdžiui vieną dieną, aš suprantu, kad pavyzdžiui ten, sakykime, nebūtinai plaukai ir ten, sakykime, veido, aš galiu būdus, bet man reikia koncentruotis, ar aš noriu VIPO, ar aš noriu market partnerio ir per ką man eiti, ar per mamytę, ar per sveikus produktus, ar per kažką. O kai tu eini apie viską, tai tu ir neturi tos tikslinės auditorijos. Va, o aš einu plaukas per viską. Tai va, man... Va, Aukselė, apie ką aš ir kalbu, merginos, tikslas turi irgi būti aiškus ir konkretus, nes be tikslo mes einam aplinkui, mes šiopiam viską, mes yra seilas, bėgam seilą daryti, mes yra dėžutėj kokią dovaną, bėgam tą daryti ir kai tu nežinai, ko tu nori, ko tau reikia, va taip ir nėra rezultatų. Suprantat, jums reikia išmokti apsirašyti. Jeigu nemokat, nežinot, darykim zoomą, išsikelkim, būtent rašykit. Jūs suprantat, čiatas yra tam, kad jūs rašytumėt ir klaustumėt, kas jums neaišku, kokios pagalbos reikia, kokios temos norit zoomo, iš vis, suprantat, ar norit kažkokios pagalbos, kad eitumėm, pavyzdžiui, mentorės eitų pas jūs live kartu daryti. Kalbėkit. Mesgi nežinom, ko jums reikia. Mes tik žinoma, ko mums reikia, ne? Gabrielė žino, ko jai reikia, konkrečiai žino. Aš žinau, Jurgita žino. Suprantat, jums reikia įsiaiškinti, ko jums reikia. Ir čiatas yra tam, kad jūs sakytumėt, keltumėt ranką, Rita, tas ir tas, Gabrielė, man to ir to, padėk man taip, Jurgita, man to ir to. Tam ir yra čiatas, kad mes vieną kitą ištiestam pagalbos ranko ir eitam kartu vieno tikslo link. Nes vienas mūsų tikslas yra koks misija – padėti kuo daugiau moterų. Ar tai bus market partneriai, ar tai bus VIP klientai, bet kuo mes daugiau padėsim moterų, kuo daugiau gerų atsiliepimų bus apie Monatą, tuo mums bus lengviau dirbti ir pasiekti savo tą tikslinę auditoriją ir pasiekti savo tikslus. Tai faktas yra tas. Dabar žiūrėkit lygiai tas pats apie pinigus kalbant, va Aušrytė nuo tavęs pabėgų. Esmė tokia, kai tu apsirašai sumą, tegul bus, nežinau, Aušra pasakyk, kokią sumą. Pavyzdžiui, koks yra tavo tikslas, kiek tu nori uždirbti. Tarkim, šį mėnesį, rugpjūčio mėnesį. Neklausyk proto, neįjung to, nes protas, žinokit, knisa mum protą. Konkrečiai. Aušra, negirdžiu mikrofono. 2000 šį mėnesį. Gerai, 2000, žiūrėk, dabar 2000, tu esi užsibrėžus 2000 tikslą. Įsiskaidai dabar, žiūrėk, įsiskaidai į 4 savaitės, ne? Nu dabar praktiškai už šį savaitę nusibraukė, teisingai? Žiūrėk, 2000. Menedžerę tau reikia pasiekti iki 15 dienos. Viskas, tau yra 2000. Pasiek menedžerę. Tu pasimsi 2+4, tu automatiškai darysi tuos veiksmus, 2+4 tau iš karto eina 450, jeigu iki 15 dienos pasidarai tau plus 160, Aušra, girdi mane? Iki 15 2 plus 8, vadinasi, tai yra 2+4, taip? Iki 15 dienos, vadinasi, tu turi susifokusuoti ir siekti menedžerės rango. Fokusas į market partnerius ir fokusas į VIP klientus.
Market partneriai, mes dirbam su market partneriais, galima dirbti su market partneriais tada, kada nėra išpardavimo. Tavo fokusas, ką tu dabar darysi? Tau reikia market partnerių, ką tu dabar darysi? Supranti? Žinokit, čia yra antiek viskas įmanoma, tik leiskit mintis į visatą ir neleiskit protui knisti proto. Nes protas visada mums maišo. Jisai tau sako, tu nesąmonė, tu čia to nepadarysi, tau čia žiūrėk neparašė, tu čia live neišėjai, eik pamiegot, pailsiek ten, dabar tu esi pavargus, dar kažkas, tau knisa protą. Protas knisa protą, neleiskit protui knisti proto. Jūs turit savo tikslą ir kai sako, kai žinot, arklį uždeda tos akinius, ane? Kaip pavyzdžiui, žiūrėkit lenktynėse. Taigi jisai žino savo tikslą, kuris turi bėgti, jis nesiblaško į šonus. Ir jisai bėga, ir bėga visa jėga, ir jisai nesako savo, kad aš nepasieksiu to finišo. Suprantat? Čia yra viskas mūsų mąstyme. Jeigu tu įsikeli aišku tikslą, Aušra, dideliom raidėm 2000, tau reikia iki 15 dienos pasiekti menedžerį. Tu supranti? Taip, ir paskiau pieši nuo menedžeris, ką tau reikia, kad pasiekti tą menedžerį. Pieši, taip, žemyn, pieši ir žiūri, ko tau reikia, 2 MMP, žiūri, 2 MMP. Merginos, kad uždirbti 2000, jūs galite padaryti 10 skirtingų variantų, kaip juos uždirbti per mėnesį. 10, Monate, 10. Jūs galite atsisėsti ir užsirašyti, kiek jūs prijungsit market partnerių, kiek jūs prijungsit VIP klientų, ką jūs pasieksit, ką jūs padarysit ir kiek jūs uždirbsit. Bet ar jūs tą darot nors kartą, nors viena buvot atsisėdus ir paėmus susirašius realiai 1 mėnesio dieną, ar 31, ar 30 prieš mėnesį, ar atsisėdot, ar pasidarėt, ar susirašyt detaliai, ką reikia padaryti. Aš pasidarau, bet aš to savo sistemos neišlaikau kasdieną. O kodėl, Aušra? Kodėl? Nes tu leidi knisti protą savo protu. Ir viskas. Aš žinau tave. Savo problemom kitom leidžiu knisti protą. Tu turi... Nėra problemų. Top perfect ten. Nu, kad ir top perfect ten. Nu, 10 moterų. Nu, realiai, top perfect ten. 10 moterų, po 50, 500. Plus MMP. Už MMP gausi, tau bus 600. Plus taškus prisidėsi. Pinigai yra, suprantat, ir jie nėra tokie, kad tau tikrai labai reikia išrasti kažkokią formulę. Mums ką reikia daryti, mums reikia dirbti. Mums reikia eiti per save, neleisti protui knisti proto, eiti, daryti. Nesvarbu, merginos, klyskit. Klysti yra normalu. Klysti, klaidos, baimės mūsų augina. Mes turim eiti aš, pavyzdžiui, kiekvieną dieną, žinokit, apšildau žmonės, aš kiekvieną dieną rašau, kontaktuoju, kiekvieną dieną, aš kviečiu kiekvieną dieną, lig šioliai kviečiu kiekvieną dieną naujas moteris į savo auditoriją, bet aš kviečiu tas moteris jau, kur man jos yra, kaip ir sakau, va tikslinė mano auditorija, kad būtų sąmoningos, kad domėtųsi kažko gyvenime, kažkokios įdomios mintis pas jie, kažkokios kelionės, kas man aktualu, aš tokių moterų ir ieškau, aš tokias noriu pritraukti. O dar noriu paklausti, aš mane žiūriu labai daug tokio, kontaktuose yra, kur užsiema kitumą, kitoj kompanijai. O jūs paklauskit, nebijokit, o jūs paklauskit, ar jūs laiminga ten, ar jums patinka. Aš, pavyzdžiui, šiandien kalbinau Mary Kay merginą. Ir aš drąsiai, jinai mane seka. Kaip? Aš irgi iš Mary Kay šiandien kalbinau. Nu va, esmė tokia, aš klausiu, ar tau patinka siuntinėti produktus, ar tau patinka sandėliuoti produktus, ar tau patinka, kiek tu uždirbi. Einam tiesiai šviesiai. Žmogus priims sprendimą, mes nieko blogo nedarom. Mes tiesiog, jeigu man, pavyzdžiui, aš tai ne tai, kad tiesiog ieškau, bet mane seka. Ir aš klausiu, kaip jums sekasi, o kiek jūs metų jau esat kompanijoje. Aš mezgu kontaktą. Va, ir pas mane jau gal kitą savaitę, nežinau, aš niekada nesakau, bet esmė tokia, kad aš apšildau, tai va kitą savaitę ne iš Mary Kay, bet kita mergina laukia atlyginimo ir sakė, noriu pradėti dirbti. Tai va vėlgi, suprantat, bet tu šildai, tu ne tik, supraskim vieną dalyką, storiai, postai, reelsai, jie veikia, jie duoda mums matomumą.
Rezultatas ateina per gyvą kontaktą, kai tu sukontaktuoji su žmogumi. Tik tai per tai. Tik tai per tai mums reikia protų suprasti. Ir pavyzdžiui, lygiai taip pat, kai tarkim, tu parašai žmogui ir pavyzdžiui, mes su Aušra esam kalbėjusios, Aušra irgi sako, aš ta prasme galvoju, kad aš gal įkyriu, gal dar kažkas, čia tavo verslas, mano yra duona. Ir man yra, ir aš pavyzdžiui, aš galiu gražiai atsiprašyti, sorry, kad aš jūs čia sutrukdžiau, atleiskit, bet tai yra mano darbas. Aš viena auginu vaiką, man reikia maitinti mane ir savo vaiką. Viskas. Jeigu jūs rašot su ta mintim, kad jūs žmogų trukdot, tai kam jūs tą žmogų trukdot tada? Kam jūs jį trukdot? Tai jau jūsų protas visą protą. Kam jį trukdyti tada? Tas jau lyg praeina pas mane, jau kažkiek vis prasimušiu, kaip sakoma, truputį. Mušk, kol pramuši, mušk tą lentą, kol pramuši. Buvo Britankėse toks postas labai geras irgi įkeltas, kad viena labai pasipiktino, kad parašė jį kažkas, kad va taip, kaip mes parašom. Ir aš tiesiog gražiai parašiau, sakau, o kodėl, sakau, jūs neparašot sveiki, tiesiog nedomina, ačiū ar kažkas tai to. Taip, tu gali gražiai atsakyti. Taip, ne, bet aš šitą po to postų taip gražiai parašiau, sakau, aš tai sakau, kai gaunu, tai tiesiog, jeigu manęs nedomina, parašau ačiū ir viskas. Tai kam čia rašinėt, aš tiesiog paėmiau ir parašiau, tai gal žmogaus darbas. Tada pradėjo juoktis iš mano, kad darbas. Tada aš kitą komentarą parašiau, bet sakau, palaukit, sakau, jeigu žmogus taip užsidirba pinigų, sakau, bet sakau, iš jūsų, sakau, tai pinigų neprašo, bet sakau, jis stengiasi galbūt išmaitinti vaikus, galbūt, sakau, stengiasi užsidirbti, susimokėti nuomą. Tai už šitą komentarą, žinokit, kiek sulaukiau laikų Britankėse, tai pati net negalėjau, žinokit, patikėti, tai nebijokit rašyti ir apginti savęs, kad tai yra mano darbas, aš iš jūsų pinigų tiesiog neprašau. Tiesiog aš informuoju, klausiu, galbūt sudominsiu. Tai tikrai dėl šito nebijokit, nes, sakau, tiek sulaukiau laikų, net negalėjau patikėti. Nes lygiai tas pats, ar tu dirbi fiziniai parduotuviai, tu irgi eini prie klientų. Tu privalai prieiti prie to kliento. Ar jis pasakys ne, ar jis pasakys, bet tu privalai, tavo darbas, nuo to priklauso, procentus jos gauna lygiai taip pat. Padavėjai irgi privalo pasiūlyti mėnesio ten meniu, šitai dienos meniu, kažkokią sriubą ar dar kažkas. Jom irgi kažkaip procentai ten eina. Jos privalo tai pasiūlyti, privalo užkalbinti. Čia mūsų darbas, merginos. Čia yra mūsų darbas, mūsų uždarbis. Ką daryti, kaip daryti, mes visos puikiai žinom. Mūsų darbas yra verslas su žmonėmis. Tai yra žmonių verslas. Be klientų mes neturėsim pinigų. Be klientų mes nerealizuosim savęs, mes nesimokysim iš savo klaidų. Be market partnerių, be verslo partnerių mes irgi neplėsim nei verslo, nieko. Tik faktas tas, merginos, aš jūsų prašau šiandien, o po šito viso dalyko. Rašykit į chatą, kalbėkim. Apsirašykit savo kodėl, savo tikslą. Vat šį mėnesį, žiūrėkit dabar kas yra. Merginos, visos, sulig viena, ir aš taip pat, ir jūs, mes visos dabar galim 1+4. 1+4, 160, hop, kiekviena iki šiandien, 160 svarų, 180 eurų. Tai blogai? Neblogai. Užsikabinsit, padarysim 2+8, iki mėnesio galo, pasimsim vėl bonusą, be komandos. Be rangų, bet pasimkim tuos bonusus, jie duoda mum, kaip neimti, niekur tokių bonusų neduoda. Realiai pačios pagalvokim ir ta prasme ir tiesiog pradirbkim. Reikia mokytis pardavimų. Ieškokit informacijos, kaip daryti pardavimus. ChatGPT, puikus patarėjas. Kaip daryti pardavimus. Kaip pateikti produktą neparduodant? Aš dažnai užduodu tokį klausimą. Kaip pateikti produktą neparduodant? Kokią naudą vertę galiu duoti tokio ar tokio produkto, kuriam yra akcija, atrakcija? Va, baigėsi mūsų laikas, 1 minutė liko. Aš noriu, kad kiekviena po šito zoomo apsirašytumėt savo tikslus, kelkim į chatuką, sujudinkim, būkim gyvos tam chatukė. Nes jeigu aš nerašau, Gabrielė nerašo, niekas nerašo, Jurgita nerašo, niekas nerašo. Bet tam chatas ir yra, kad mes galėtum jum padėti. Ane, Gabrielė? Jo, Tai va, siūlykit temas, kitą trečiadienį vėl darom zoomą, siūlykit, gal norit būtent tikslus, gal norit kažkokią kitokią temą, gal kaip pardavimą daryti, gal kaip žinutę, siūlykit,
Mes nežinom, ko jums trūksta, ko jums reikia. Ir jeigu gauna tokią žinutę iš kliento ir nežinot, kaip atrašyti, parašykite į chatą, sumesim variantus, arba naudokite iš ChatGPT, paklauskit merginos, kaip man atrašyti tokiam klientui, pavyzdžiui, tokią žinutę, ir įklijuokit jo žinutę, jis jums žinutę parašys. Jūs net neįsivaizduojat, ant kiek yra lengvas dabar verslas aplamai.